Sveiki, čia ir vėl Vytautas, vėl tas pats ir vienintelis, ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia klonuoti savo diską. Taip, tai aš nusipirkau naują SSD, kuris bus mano C diskas, bet jeigu aš jį noriu dabar įsidėti į savo kompiuterį ir naudoti kaip C diską, jame tiesiog nėra Windowsų, taigi galiu iš naujo rašyti Windowsus į naująjį SSD, arba galiu klonuoti savo esamą C diską į naująjį SSD kietąjį diską. Taigi, būtent tai ir pabandykime padaryti. Dažniausia SSD diskai jau ateina su kažkokia tai programa, ar bent jau lapeliu, kaip tą programą parsisiųsti ir aktyvuoti ir panašiai, arba gali būti gal ir koksai kompaktas, jeigu jums pasisekė. Ir ten bus atitinkamas softas, su kuriuo galėsite klonuoti savo diską. Aš šioje pamokoje pabandysiu panaudoti Macrium Software, klonavimo programą. Taip, tai programos, su kuriomis galime klonuoti, yra Macrium Software. Jinai atrodo štai taip. Ja pabandysiu ir naudoti. Taip pat galite naudoti CloneZilla. Ši yra nemokama programa, bet ją reikės įsirašyti į kompaktinį diską arba susikurti būtinį USB. Taip pat galite naudoti Acronis. Man Acronis buvo duotas iš karto su mano kitoje SSD disku. Aktyvavimo raktas, tad jį praktiškai irgi nemokama, nors kainuoja $50, nes atkeliauja jau su SSD disku. Ir taip pat galite naudoti EASEUS programą. Jinai taip pat yra nemokama, tiksliau bandomoji versija yra nemokama, su baziniam funkcijom. Ir taip pat dar yra viena nebloga programėlė, tai Disk2 VHD. Ši programa gali padaryti jūsų kietojo disko atvaizdą. Ir po to iš to atvaizdo galite susikurti virtualią mašiną savo Windowsų. Tad jeigu, tarkime, rašysite naujus Windowsus į savo kompiuterį ir norite vis dar turėti senus Windowsus, tai pasidarote jų VHD virtualų diską ir po to, man atrodo, su VirtualBox'u turėtų eiti jį pasileisti. Tiesą pasakius, nebandžiau, tad negaliu garantuoti, kad viskas veiks. Taip, tai turiu aš keletą programų. Čia yra Macrium Reflect, su kuria ir bandysiu daryti savo disko klonavimą. Taip pat kita programa yra EASEUS To Do Backup Home Trial, bandomoji versija 30 dienų, ir čia matome yra clone mygtukas, kurią galime klonuoti. Viskas atrodo maždaug štai taip, turite visus savo diskus ir susirandate čia savo C diską, pažymite jį ir tada next ir pažymite iš kur kopijuoti ir po to next bus į kur kopijuoti. Taigi iš vieno disko į kitą ir bus viskas nuklonuota. Tiek, kad su šia programa atrodo neina pasirinkti keletos particijų. O aš noriu nuklonuoti ir System Reserved particiją ir C diską. Taip, tai štai taip, šita programa tikrai nebloga. Ir kita programa tai Acronis. Su jie irgi gan patogu klonuoti būtų. Einame į Tools and Utilities ir matome, čia yra Clone Disk. Galvoju. Ir čia taip pat galite tiesiog pažymėti Manual, tai turėsite daugiau pasirinkimo galimybių. Next. Čia pasižymite, kurį diską kopijuoti, po to Next, tai į kur kopijuoti ir Finish. Kadangi aš kopijuoju didesnį diską, kuris yra 500 GB, į mažesnį, kuris yra pusė tiek, 256 GB, tai aš noriu kopijuoti tik tai C particiją. Ir su Acronis regis neina to daryti. Taip, kad pabandykime klonuoti savo diską su Macrium Reflect programa. Nuorodos į visas šias programas aš paliksiu šio video aprašyme. Taip, tai ką mums reikia padaryti, tai susirasti savo diską. Matome 1,2 terabaitai, 1 terabaitas. Štai čia yra mūsų C diskas. Aš pasižymėjau jau pažymėtą 2 particijos. Aš D disko nenoriu klonuoti. Ir taip pat turime
mūsų naujasis SSD diskas ir dar kitas diskas. Taip, tai paspaudžiame ant šio disko, matome pačio atsirado Clone This Disk. Galime daryti Image This Disk, tai bus kurtas šio disko atvaizdas. Mes norime klonuoti. Taip, spaudžiame klonuoti. Matome vienas diskas, Source yra šaltinis, Destination yra kryptis arba kitasis diskas, į kur bus viskas nukopijuota iš šio į šį. Taigi, select this to clone to. Pasirinkame diską, į kurį norime klonuoti. Būtinai pasirinkite taisyklingą diską, nes jeigu pasirinksite ne tą diską, jūs prarasite visus savo duomenis iš to disko. Taip, tai mūsų yra šis diskas, nes jis yra visiškai tuščias ir dydis taip pat yra atitinkamas. Ir taip pat pavadinimas, būtent toksai, koksai ir turėtų būti. Taip, ir viskas. Belieka paspausti Next ir pažiūrėkime, kas gausis. Taip, tai pagrindiniai parametrai, kas kur kaip bus nukopijuota. Advanced Options, galim pažiūrėti, kas čia. Viskas čia gerai. Ir belieka paspausti Finish. Taip, gavome pranešimą, kad e-diskas, jeigu nueisim į My kompiuterį, e-diskas, visa informacija iš jo bus nepašalinta, bet perrašyta. Taip, kad jeigu kažkas ten buvo, viskas dings. Taip, tai mes esame tikri, kad kopijuojame viską į taisyklingą diską. Ir spaudžiame Continue. Taip, dabar leidžiame programai atlikti savo magiją ir klonavimo darbą. Tai šiek tiek užtruks, priklausomai nuo to, kiek duomenų kopijuojate. Rekomenduočiau, jeigu klonuojate tik tai C diską, tai iš jo viską ištrinti, visas nereikalingas reklamas, programas, pašalinti visus failus, galbūt nueiti į savo downloads folderį ir pažiūrėti, kas ten prisiųsta. Jeigu turite, tarkime, 20 GB nuotraukų, tai jas geriau būtų iškelti į kitą diską, kad C diskas būtų kuo mažesnis. Taip, tai dabar šis klonavimas užtruks gan ilgai ir aš sugrįšiu, kai viskas bus jau pasibaigę. Taigi šį video papauzinu ir grįšiu už sekundėlės. Taip, tai sveiki sugrįžę, tikriausiai niekur net nebuvote išėję, nes jums visas šitas procesas užtruko sekundę arba dvi, man užtruko šiek tiek ilgiau, taigi matome 25 minutės užtruko nukopijuoti apie 100 GB, atrodo 96 nukopino, taigi viskas ok ir matome 100%, taigi uždarome šį langą. Čia kažką vėl iš naujo skanuoja diskus ši programa, bet dabar matome šioje programoje, kad turime 2 diskus ir jie yra praktiškai tokie patys. Išskyrus šį D diską, bet mums jo nereikia. Taigi matome, turime 2 particijas ir matome, čia irgi turime 2 particijas, taigi viskas buvo nuklonuota labai puikiai. Bet matau, kad aš turiu dar daug neišnaudotos vietos, taigi galime šią particiją ko gero išplėsti, kaip mums ją išplėsti. Tai pabandykime su disk MGMT. Labai neblogas, tiksliau nuostabus, fantastiškas Windows toolsas, kuris negu. Ir su juo galima žaisti, keisti particijas, taigi nežaiskit su particijom, bet keisti galima su šituo toolsu. Taip, tai ką mums reikia padaryti, dešinį ir tada matome, čia turime daug 135 gigus neišnaudotos vietos, taigi šią particiją mes matome, galime extend volume padaryti. Taip, tai extend, next ir čia matome visi 135 gigai. Čia 135, čia 139, bet čia megabaitais, čia gigabaitais, taigi viskas gerai. Viskas, next ir finish. Ir voila, mūsų C diskas buvo išplėstas. Taip, tai dabar ko gero belieka pašalinti štai šį C diską, jį fiziškai atjungti iš kompiuterio, pajungti šį diską vietoj seno disko, geriausia naudoti tą patį kabelį, ko gero, bet čia bus mažas mano testas. Ir taip pat, ko jums gali reikėti, tai Windows Recovery disko. Jį galima susikurti, ko gero, pačiuose Windowsuose arba su tomis pačiomis recovery programomis. Mačiau, kad eina kažką ten kurtis, bet
pirmas dalykas, ką aš pabandysiu padaryti dabar, tai atjungti esamą C diską ir pajungti vietojo šį naują diską, kietąjį diską, ir pažiūrėsime, kas gausis. Rezultatus, ko gero, išgirsite, tai yra, galėsite paskaityti, ar viskas veikia ar ne, aprašyme šio video. Ir jeigu bus kokių nors problemų, tai būtinai paliksiu šio video aprašyme ir ant pačio video galbūt net sukursiu atskirą video, kaip reikia taisyti klonuotą diską, jeigu kas nors neveikia. Taip, tai šiai pamokėliai tiek. Diskas buvo nuklonuotas sėkmingai ir sėkmės būtinant iš naujo kietojo disko. Su jumis buvo Vytautas. Susimatysime kitoje pamokoje. Iki.